Žodžiu, aš juk pasakosiu trumpintą variantą ir daug ką praleidžiu. Aš pamiršau, kad su Aivaru dar prieš nėštumą jisai mane smaugia, daužia taip toliau, užrakindavo naktim balkonė, žiemą ant to betoną. Aš bijodavau šaukt, kai iš buto neišmestų, miegodavau ten, telefonus atimdavo taip toliau. Su pagalve dusindavo, tada buvo suspardęs koridoriui. Žodžiu, tai va, pasakojam toliau. Kai vaikui buvo 2 mėnesiai, darėm tą operaciją. Lazerį, Aivaras nevažiavo, Aivaras prisigėrė, skambino, kad ein iš Šiaulius per Kryžkalnį iš Klaipėdos, kažkaip taip ten žodžiu. Tuomet, po kurio laiko, greito laiko, kažkur aš neprisimenu tiksliai, jisai prisigėrė, jisai pradėjo blūdyti, su peiliu po kambarį vaikščioti ir prie vaiką, ir žodžiu, ten tipo hardą atiduok iš kompo, įsisuksiu kažką, jisai sako, su peiliu nevaikščiok. Jis pablūdo todėl, kad davė 20 eurų nueiti mišinukui, tipo, į ten parnešti alaus. Aš nupirkau mišinuką, batoną ir dešruos, jis pablūdo, kad alaus neparnešiau. Ir su tą peiliu vaikščioje, tada, žodžiu, sugebėjau jį parversti ant žemės, atimtą peilį. Nežinau kaip. Ir karočią, ir tada sklikė nedusink manęs, nulipk uždusiu. Ir iškviečiau policiją, motina buvo atlėkė, iškvietė policiją, kažkaip neprisimenu tiksliai kaip ten gavas. Ir jisai bėga, žodžiu, ir daugiau aš jo nebepriėmiau, šiaip kažkur, kažkas tokio. Da bandė ten kažką ir dėl muzikos, nu ten, žodžiu, nesvarbu. Esmė, trumpinu. Klausimų bus, atsakysiu. Taigi, gyvenau. Ir vaikui, aš bijau pameluot, kada tai buvo. Balandis 2017. Balandžio pradžia gal. Ištika priepuolis. Jisai sustinga, iškvietėm greitąją, nuvažiavėm į ligoninę, Šiauliuose. Ten pradėjo svaigti, ką aš vaiką sumušiau, nes jiems smegenyse kraujas, aš sakiau, nesumušiau, ten manęs tas apspitą terorizavo, trampapam. Tada galiausiai išvežiu į Kauną ir paaiškėjo, kad jam nėra jokia krauja smegenyse, jokių sumušimų, o jam yra retas sindromas Staržo Weberio. Tai žodžiu, man ten buvo šaus, buvom reanimacijoje, trampampam, vaiką tėvs nepasirodė. Tuomet mano pažįstama įdėjo kažkokį skelbimą kažkur, ten grupiai kažkokį, kad tipo padėkit. Ten motina neturi pinigų, ligoniniai tiems nepadėt, kažkas tokį. Žmonės ten pradėjo padėti ir taip toliau, ir daiktais, ir visaip, ir trampampam, ir pinigais. Tada pagalba pristuoja, tada jo siūlė į savo fondą kažkokį ten eiti, aš kaip ir sutikau, nesutikau. Ir man žmonės pradėjo rašyti, kad ten pervedė į tą fondą tiek, aš paskambinu, sako 200 eurų, sako, nu ačiū, visą gerą, nebūsiu. Ir tada prasidėjo purva pilim, šmeižta kampanija. Ir dėl tos draugės, kuri dėjo skelbimą, nes jinai norėjo, kad aš įrašinė man žinutės, kad tipo tu vieną nepasirūpinsiu to vaiko, aš turiu ten pinigų, galiu pasimti tavo vaiką, Luką. Jos netoks varsa, netoks rytė. Ir tada, kadangi atsakiau fondą, atsisakiau rytės vaiką atiduoti, rytį vaiką atiduoti ir su vaiką tėvus susakė, nes apie jį viską buvau pasakęs. Ir prasidėjo šmeižta kampanija, kad aš ten tipo alkoholikė, kad skolas turiu, neturėjau, tai patikrinami dalykai, neturėjau jau nei skolų, nei paskolų niekada. Kreditą esu turėjau 100-200 eurų, SMS kažkada. Tai va, prasidėjo keršta šmeižta kampanija. Taigi, pinigų buvo pervesta. Tai aš buvau ligoniniai. Ilgai. Mano banko kortelę turėjo mano mama ir teta. Atvažiaudavo padėti, viską labai pagalbininkės buvo. Tai žmonės ant tų daiktų atsintė mišinų, taip toliau. Ir buvau ilgai ligoniniai. Savo ten taip, buvau išėjus, nusipirkus ir pavalgyti. Ir kaviniai buvau, ir drabužių kažką nusipirkau, ir taip toliau jo. Tada važiavau reabilitaciją. Aišku, man reikėjo pragyventi visą tą laiką. Nusipirkau telefoną, nes mano buvo toks mygtukinis vos ne, žodžiu. Nusipirkau saks telefoną. Tai va. Telefoną drįsau nusipirkti, žodžiu, ir ten taip pirkau, ką reikia pragyvenimui, ligoninėse ir taip toliau.
Tada grįžau, reikėjo susitvarkyti. Bet žodžiu, mano banko kortelė buvo pas jas. Man duodavo grinų kažkiek ir atneždavo, ko prašydavo. Aš neturėjau jos. Ir kažkodėl buvo nuimami pinigai didelėm sumom. Nu, maksimaliom iš bankomatą. Tik išrašai bus. Buvo, nežinau, ar yra dar. Aš kažkur turėjau, ar yra, nebežinau, žodžiu. Patiek metų bus. Taigi, grįžau po reabilitacijas, reikėjo tvarkytis neįgalumus, tos visus, komisijas, daktarai, visur pinigai ir alimentai, teismas, po to antstoliai, visur pinigai. Viską susitvarkiau. Man motina vis dar turėjo mano kortelį ir duodavo man kiek tų grinų ten advokatai, ten taip toliau. Porą kartų davė apsipirkti 100 eurų. Dar buvau apsipirkti per Jamam, pirkau knygas, tas kur turiu, per išpardavimą kažkokių knygų pirkau, teliką pirkau tą, kur Samsung sakė nuės, tada pirkau tą Samsungą, 2017 500, man atrodo, kainavo, tai žodžiu, tą telefoną seną, kur buvo Huawei 400, ir vaikui rūbų kažkokių žaislų ten tų visokių ir panašiai. Tada aš tvarkiau išmokas, jau gavau išmokas, aš šiaip gyvenau iš išmokų. Tos kortelės neturėjau. Už butas mokėdavau, nusipirkdavau su akcijom pavalgyti. Visi, kas pažįžina, kad aš gaudavau akcijas, viską gaminu, sultinius taip toliau, akcijas, du akcijas, tik su akcijom, visi chemija, viskas su akcijom. Ten tų škurlių kažkokių batų buvau nusipirkus tuos škurlius batus, kur pirkau nešiau 6 metus, žeminius, rudeninius, taip toliau, su akcijom iš batų kalną, ten rūbus kažkokius po 5, po 10 eurų, po pašalų po 5 eurą, po 5 centų. Akinius buvau nusipirkus. 2. Tai va, tuos 6 metus taip gyvenau. Nu, palauk, po pinigų. Susipažinau, tada grįžus tik su vaikinu, pradėjom gyventi su neriuku. Ir kaip ir normaliai iš pradžio atrodė, o po to staiga, tik jis ir nupirkdavo ten to maisto, pusę už butą mokėdavo, aš niekaip ypatinga nepirkau. Už butą mokėjau, gaminau ten to maistą, kartą į mėnesį du užsisakydavau ten kažko už 10-20 eurų. Nei tų rūbų, batų, nieko nepirkau, vaikui pirkau, ko reikėjo, bet dar buvo žmonės ten atsiuntė ten tų rūbų, kažko atidavė. Taip ir gyvenau, paprastai. Nieką iš vis nepirkau. Nei kirpyklų, nei jokių antrakių, špaklį nusipirkdavau kartais išpardavime kokį, kvepalų net neturėjau, dezodorantų nusipirkdavau, tualetinę. Taip ir gyvenau. Ir tada staiga mano pinigai pasirodo baigėsi, kada ten mama sakė, vasarį gal, kovą, kai buvo Neriaus gimtadienis, kai jis bandė taikytis, tipo geras buvo, aš ten pirkau jam telefoną už 200 eurų dovanų ir motina pasakė, čia pasiniai pinigai. O ten buvo kažkiek ten tų daug tūkstančių. Neprisimenu, 12, 14. Žodžiu, tai va. Buvo taip. Nu čia aš patuot, man čia sėdi, nu čia toliau papasako, sėdins man pradėjo sakyti, kad čia. Žodžiu, buvo taip. Įsiskyriau su tuo Neriu. Tada dar, kai Nerius buvo, nu jis įdam paratuvę panašiai, motina pabūdavo su vaiku. Po to dar močiutė buvo sveika ir, ta prasme, neslūžus, neužžaryta. Ir tada buvo taip, kortelė buvo pas motiną mano, nes jis sakė, kad aš nemokėsiu pinigais pasirūpinti. Nu, žodžiu. Kaip aš galiu mokėti, jeigu aš niekada jų neturėjau rankose. Bet aš šiaip moku. Labai moku. Ir visi tai žino. Šiaip mano išpardavimų gebėjimai, akcijų iš vis. Ir išgyvenimo. Išgyvenkiai gali. Taigi, gyvenau vienas su vaiku. Neriks buvo iš Tarabanės. Gyvenau vienas su vaiku visus tuos metus. Iš pradžių mama kartais pasimdavo vaiką vienai dienai. Ir tipo, ką aš veikdavau? Aš veikdavau sutvarkyti namus, išsivalyti grindis, viską taip su ko nors sutikdavau, kartais patusindavau ir viskas. Vaiką pasimdavau.
Gyvenau iš išmokų. Niekas man nieko nepadėjo. Visus to 6 metus. Aš gyvenu tiesiog iš išmokų. Aš nieką savo nepirku, tik parūkiai. Maistas saksime, apie tokius jogurtus, surelius pasvėdau, nusipirkdau mėsos 3 kg, ten makaronų, kruopų, daržovių negalėjau nusipirkti, nei agurką, nei pomidorą, kartais nusipirkdavau, kartais savaitę kokį pomidorą. Tiksliau, dar kai močiutė buvo, aš kartais išeidavo, man mama duodavo. Kai močiutė išleisdavo man ir pas daktarus panašiai. Po to močiutė nuslaužė ranką ir nebeišėjo. Niekas nežino, kodėl nebeišėjo. Į lovą atgulė, sukasi į galvą ir viskas, kai motina pradėjo pasėti. Tai žodžiu, aš tos visus metus gyvenau taip. Kortelę pas motiną, vaistai pas motiną, nes aš negaliu pasirūpinti. Arba jin taip, arba iš vis daryk, ką nori. Jinai užsako vaistus, nuperk vaistus, nuperk man kažko pavalgyti, ko noriu. Aišku, kariaukai, jeigu nori paprašyti ten kažkokias, nežinau dėl ko ten, pavyzdžiui, kariaudam, kad pomidorą nupirktų, agurką, kad jogurtą kartais susinorėdavau, kariaudavom. Aš tik apie maistą šneku. Higienos buities priemonės, daugiau nieko. Cigarus taip rūkiau. Sąskaitas apie rūbus, ten batus, kažką ten. Iš vis nieką nepirkdavau. Va jau kai nukrisdavo padai, tai nusipirkdavau su akcija kažką ten išpardavime. Ir kaip visą gyvenimą. Toliau buvo taip. Manęs neišleisdavo niekur, tik tais pas daktarus. Į poliklinikas, susitvarkyti dokumentus. Su vaiku nepabūdavo. Jos sąlygas, jos taisyklės, gyven kaip nori. Aš aišku, primokyta, kad aš nesugebėsiu, Stokholmai, sindromai visokie, taip toliau, galim sakyti. Spėju, traumas, įtaiga, psichologinis smurtas, ir taip toliau viso. Žodžiu, taip ir gyvenau uždaryta. Mano draugė seniai prašydavo per gimtadienį mane, ką gali išleisti porai valandų man į lauką, ten eit kažkur į klubą, pavyzdžiui. Sakydavo, kai turėsi kas vaiką pažiūrus, ar užaugs vaiks ir eisi. Ir taip ir buvau namie visą laiką su vaiku. Atnešdavo pavalgyti vaistų. Aišku, atėjus tyčiodavo, žemindavo, žvengdavo, sakė, kad niekad vyrą nesusirasiu, nieks tokia nebus, nei stora, nei baisė, nei su tokiu vaiku, gal net nesvajuot. Aš ten kažkada, kaip lauvindu, sakau, norėčiau turėti vyrą, dar vaikų, šeimą, viską. Kaip visada norėjau, sakė, kad nebejuokim, kokiu dar vaikų tu turėsi, iš kur tą vyrą paimsi tokį. Nieks normalus vyrs nebus su tokius neįgaliu vaiku. Tai taip ir yra, matau juk. Gerai, žodžiu, nesvarbu. Ir taip ir gyvenau. Į ligoninės važiuodavau su traukiniu arba su autobusu. Su vaiku, su vežimu, su tašia, motina tipo lydėdavo ar teta. Tipo pradžių. Lydėdavo, tipo. Mano kortelė pas ją buvo. Labai sunkias tos kelionės. Vaikų rūpinus aš vis laik viską. Namie sėdėjau, valgyt gamindavau. Mokiau jį valgyti. Kiek gaminau, kovau su daktarais. Čia atskirai istoriją aš trumpinu. Taip kartais kažką pasikviesdavau. Aš iš proto eidavau tarp tų 4 sienų vienas tokį vaikų, kuris dar nešnek. Kartais su kažkuo sutikdavau, kartais draugės ateidavo kartai porą mėnesių. Tokias tas draugės, niekada aš neturėjau tų draugių ir neturiu. Žodžiu. Taip ir gyvenau. Tuomet buvo taip. Jokių paramų pagalbų aš negavau iš niekur pinigų. Tie daiktai buvo ir didesnį pas motiną padėti, kur žmonės atsiuntė tada. Nes pas mane vietos nebuvo ir taip viskas į klubų tam kambarį. Ir
Toliau, palauk atsikėlės. Toliau tęsiam istoriją. Aš trumpinu, aš daugą praleidžiu. Ai, Mustafą buvau susiradus čia prieš metus. Pusantrų. Bet gyvenam kaip kambariokai ir viskas, porą mėnesių. Nupirkdavo valgyti. Norėdavo ten štai visko. Ir viskas. Ir taip ir gyvenau. Ir sausį susipažinau su Edvinu. Jis atsirado, netyčia susitiko. Nu, jisai norėjo labai atvažiuoti, po vienam neįdomu. Nu, ne, taip liūdna. Susitikom ir priskretą Edvinėlis. Nu, tai mačiau, kad rumuos ir taip toliau, bet žodžiu, ar galiu atvaryti, maldauju, aš užblokuoju, maldauju, ar galiu atvaryti, aš prisimedį, maldauju, man tavęs reikia, aš be tavęs neišprotėsiu, aš be tavęs negyvensiu. Nu, žodžiu, atvarydavo. Tada iššnekėm apie tos pinigus prieš tos metus, tada jis mane paprotino, kad šitie pinigai čia nesąmonė, kad aš tiek išleidau, taip ką aš pirkau. Tada pradėjau mamas čekių prašyti, čekius nedavė. Tada pradėjau su Edvinu išeiti lauką, jis išsivesdavo mane su vaiku lauką, aišku, išneždavo ten viskas, pradėjo papartuvės vežioti, jis nupirkdavo, parneždavo, užneždavo maisto, ten tų rūbų vaikui, batų, kažko ten, vaistų. Aišku, štai aš kaip ir sakiau, aš atsilygindavau, iš manęs tyčioje žemino, aš tik dėl vaiko, nu ne dėl vaiko, vienas dalyks mylėjau, kis dalyks tikėjau, kad šis į traumos pasikeis dėl meilės, kis dalyks dėl vaiko, neturėjau ką daryti ir mylėjau, ir savęs nemylėjau. Tai va, taip ir buvom. Tada jis jau vasarį kovą pradėjo sakyti, kad jis nori, ką gyvenčiau Panevėžyje. Jis iš Panevėžį Šiaulius kartus važinėdavo 3 kartus per naktį. Pats ten duris baladuodavo, ten veždavo gėlę, saldainius, ten vienu metu turėjau kiek, aš įdės nuotraukas. 5 puokštės ten viskam. Atsiprašinėdavo ištisai, keliais eidavo. Vasarė galė kovo pradžiai. Lemba, vasarė galė. Nu, karočią, kažkaip tai pradėjo sakyti, kad nori, kad važiuočiau Panevėžį, kad jis man išnuomos butą, mokės už butą, mokės mokesčius nuomą, pirks valgyti viską kaip čia, kad gyvenčiau, man net nereiks, nu, tipo, man net nereiks mokėti, čia aš už butą pati mokiau, ir, tipo, gyvensim viską. Labai norėjo, o aš nenorėjau, nes aš jo nepasitikėjau taip, ir, nu, mažvaikis, sustrigęs vaikystėje, dar šitoks nepatikims, neprognozuojams. Tai va, buvom ir gyvenom. Toliau buvo taip. Buvo taip, aš nebežinau, jo kovo 2 ar 3 dieną įvyko toks dalykas. Turėjom važiuoti ortopediją batų, vaikų išsisakyti, nuvažiavau su motina. Aišku, teros pezalai. Ir tada buvo taip. Buvo labai šilta diena, ar 15 ar 16 laipsnių, saulė švietė, vaiks buvo aprengt su kombinezonu, hupa, viską, batai, demarai. Ir mes viską padarėm, aš kviečiau taksi. Taksi iškviečiau. Ir išėjau laukti su vaiku į lauką, motina įsirovė, pradėjo vaiką tempti vidų. Tipo sušals, man trūka viskas ir sakau, leis nors 5 minutes mums pabūt lauke. Nu, vasarą mes išeidavom, bet tipo žiemą negalėjom ir rudenį eiti, nes jis tikrai susirgo. Aš nebežinau. Nu, susirg, nu, trauk tą orą, jam uždėdė šaliką, jis nusijėmis. Žodžiu. Ko jūs tikslas iš visą tą lauką eiti, jeigu ant nosios šaliks užviltuos? Nu, nesvarbu. Žodžiu. Tada jin pasakė, da, man akis padras, aš pasakiau, leis nors biškį pabūt laukia. Da, akis padraskys, iš vis neteisiu. Ir žodžiu, tada nusiraukė, taksė atėlėja, tada grįžom. Tada viską numetė daiktus ir išlėkė. Mane užblokavo, ignoravo, ten žinutės aš įrašiau. Tai va, mama dinga, pas ją mano kortelė, banka, pinigai. Ir aš be centą, ir daiktai pas ją, ir mano kortelės vaistų ten visai taip toliau. Tai,
Nu, kompensuojamų vaistų pasas, ten žodžiu. Tada Edvinas pradėjo nesąmonės rašinėti. Susipykom, jiems mane užblokavo. Tada pradėjo vaiką tėvs skambinėti. Saka, tipo, mane išmetė vėl ten ta Inga. Saka, priimtum, žinai, aš pradėjau klikti vaikų nieko neatneš, man kebabą atneštum. Ir saka, atnešiu. Žodžiu, aš sėdžiu. Viską atlikau su vaiku, paguldžiau pam, ir sugirdžiu vaistus. Edvinas užblokavęs, mama užblokavus, aš be centą uždaryta, neįsivaizduoju, kaip išgyvensiu, kas bus toliau. Visi dingė, aš be centą išeiti negaliu, žodžiu. Nėra žodžių. Ir atsidariau vyną, išgeriau vyną. Aš buvau nemegojus naktį, aišku, nesikį, nieko nevalgius porą parų nervinaus. Ir išgeriau dar metforminą ir žodžiu. Aš neprigėriau, aš tiesiog numeguoju. O Edvinas, dėl to jis man užblokavo, kad kažką su kakaliais, ant sakė, su kakaliais sėdžiu, kažką kažkiek kakaliai. Ir žodžiu, buvo taip. Tada buvo taip. Aivaras paskambino, vaiko tėvs. Ir kažką priimsi, sako, nepriimsi, sako, tai išgėrus, iškviesi vaiko teisės, kažkaip taip ir gavas. Ir jūs ką galvojat, po valandos važiuoja kažkur, ar ne po valandos, nebežinau tiksliai, policija. Atvažiuoja policija. Bet įdomu taip, įdomu, labai įdomu. Atvažiuoja policija ir jie tiesiai nuėjo, kur buvo paslėpti cigarai, kuriuos turėjau. Paslėpti ir jie tiesiai nuėjo ten ir išsitraukė bloką kontrabandinių cigarečių. Nes tokias rūkiau, pigias, žodžiu. Žinau, kad negalim. Atsiprašau. Tai baudą išrašė 100 eurų. Tada, sako, įpūsk. Vaiks mieg, viskas gerai. Įpūsk, įpučiau, neprisimenu kiek. Tai dabar, sako, pakvies kažką, kas ateitų, kas negėręs ir išvažiuosim. Skambinu, mama užblokuota, Edvinui užblokuota, skambinu draugiam, kaimynam visam nieks neatėjo. 3 valandas skambinėjom ar kiek ten. Tada galiausiai važiavo vaikų teisės irgi, tada jie visi bandė skambinti motinai mano. Neatsiliepint, sakė, aš neisiu. Jinai gyvent už gatvės. Karočią. Ir jie siūlė netgi su Salovu atvežti ten jį. Pasieikį rytą, sakė, ne, pasimokė žiūrkę turi. Ir iš vis sakė, atsiboda man čia eiti, tas vaiks iš vis tegu būnt paims. Nes ir motina ir mano visas giminės, teta Rasa, Poškuvienė, Asta Kaminskienė motina, tik močiutė įkalinta. Žodžiu, visi sakė, atsisakyk to vaiką, nes joks sveika protas žmogus tokią vaiką neaugintų. Ir čia tavo bėdos turi spręs. Kaip čia daug komentatorių sako. Taigi. Ai, pagalba kokią gavau, sakau, jokių pagalbų negavau, tik saulė, tu čia kur bandyti čeišint, pamiršt praeitį, nebečeišink. Dabar tai visi viską žinos. Va, tu ir užvedė mane. Neužtildysit. Tu buvai kelis kartus ten atsiuntus jam kažko. Dar motina buvo atnešus iš savo tipo klasiokų kažkokių Lidl čekių. Kalėdų senis buvo. Daugiau nieko nežinau. Ai, tiesa. Aš nepriejau, tai prieisiu rimtai. Jau smegenis priekin. Tai va, vaiką išsivežė. Aš ten klikiau, kad paimkit bent vaistus ir panašiai, kai serga, jūs nežinosit, išklausykit, ką daryti. Išsivežė. Žodžiu, iki ryto nemegojau, vaikščiau. Aš tai įsiblaiviau tai per pusvalandį. Nors čia nebuvau girta, karočią. Tik įpučiau. Ir iš vis mes megojom. Nesvarbu, žinau, kad negalima, bet aš tiesiog palūžau. Tai va, tokia aš alkoholikė didžiulė. Tai va. Buvo taip. Tada buvo taip. Aš pagalvau, kad čia Edvinas. Bet nes įsivaizdavo, kad aš su kakaliais ir kaip nuėjo iškart prie tų cigarų.
Ir žodžiu, tada vaikai išvežė, tada sakė 8 paskambis, bet paskambino 7, pasakė, kad ligoninė ateit pas tą ligoninę, ten tipo patikrina ar sveiks, tipo nesumuš prižiūrės, ligoninė, aišku, visi sakė, kad jis labai prižiūrės, kam čia iš vis jie paėmė, kas per nesąmonės, ir toks ligonis, aišku, nuėjęs vaiks buvo su guzu, jis išvažiavo be guzo, aš visą naktį meldžiausi tik tam, kad vaiks išgyventų, tik dėl to, kad jo nenužudytų, nu, tai jis nusižudė, nieks nemokė prižiūrėti, nu, žodžiu, nes, nu, tai... Saka, nėra toks jau vaikų nėra Lietuvoje, pas visom tom diagnozėm nėra krūvoje, to sindromo visom diagnozėm nėra ir tiesiog tokios būklės, kuris kristų be sąmonės ir neturėtų savisaugos. Prie ko čia vaikščioti gali kažkas, rašė vaikščioti, prie ko čia gali vaikščioti, jeigu smegenys nerodo, kad reikia saugotis ir krenta ir taip toliau, čia smegenys, o ne terapija. Ir per didelė terapija yra per didelė apkrova smegenim pas jį epilepsija, netokia čia dėl to sindromo Staržo Weberio, kitokie visai priepoliai. Jam per didelė apkrova provokuoja priepolis ir pralyžių, regresas yra. Regresas. Visas progresas yra tik su manim darbu. Ai, nu, žodžiu, nesvarbu, atsibodo tą patį aiškiai. Atsibodo. Beprasmiška. Kova su vėjo malūnas. Taigi tęsiu istoriją toliau. Nuvažiavau viską, sulaukiau vaikų teisų, viską papasakau. Vaikų teisės įrašė tą tipo riziką ir liepia motinai kortelę gražinti, tipo padėsim, pagalbai namus gaus, padės. Niek nepadėjai, tik tais kortelę atgau. Žodžiu, motinai įsidraskė, atnešė kortelę man, metė viską ir tipo kažkokius ten avižas, ten da kažkokius daiktus. Tai va, dėl motinos. Dėl motinas. Toks dalykiuks. Lego nebuvo, daug Lego ten buvo atsista, daug daiktų. Lego nebuvo, daug ko nebuvo, po to buvo pardavinėjami vežimai lovos ir nežinia, kas dar buvo parduota. Aš nežinau, ką jūs aukojot, ką jūs siuntėt, nes manęs tai nepasiekė. 6 metus. Nieko. Tai aiškinkitės, ne su manim. Kam jūs ten aukojat, ką? Ir kam kas padėjo? Man nieks nepadėjo. Pateikit įrodymus. Ką man vedėt? Kiek vedėt tos 6 metus? Aš nekalbu apie tą, kur kortelės net neturėjau rankose. Ta 2017 kovą, balandį, gegužė. O po to pateikit kas nors. Ką jūs darėt, kaip padėjot, kokią pagalbą gavau. Savivaldybės negavau. Jokios pagalbos, jokių pagalbų į namus, jokių padėjų, nieko. Tik tais išmokas, kurias pati susitvarkiau ir neįgalumus. Prašau pateikit, ką jūs ten kas padėjot man. Toliau dabar taip. Užrašėm vaikai darželį. Jis nuo balandžio 2 turėjo pradėti eiti. Aš viską tvarkiaus pati. Aišku, Edvins nupirka, aš Edviną nenorėjau tarti. Aišku, dabar aišku, kad čia Edvins iškvietė. Bet, žodžiu, nenorėjau, apsimečiau, kad neįtariu ir taip toliau save apgaudinėjau už tai, kad kaip aš išgyvensiu, man reikėtų dar visų pirma su tuščia kortelė, atnešė tuščia. Aš turiu užgyventi 2 savaitės su tuščia kortelė, už būtą sumokėti, taip toliau ir viską pirkti. Aš čia galiu limonadą. Tuo irgi negaliu nusipirkti. Tai va. Tai va. Edviną vis laik prašiau kvepalų, jis nenupirko. Kvepalus aš dabar nusipirkau pirmą kartą gyvenime. Dabar. 33 metų. Pirmą kartą gyvenime nusipirkau kvepalus. Pati. Porą kartą esu kažką gavus senais laikais. Žodžiu. Taip ir gyvenom. Pradėjau eiti į tą darželį. Balandžį pradėjau ištisai sirgti. Jis prieš pradedant eiti darželį pradėjo skemenuoti. Tada jis pradėjo ištisai sirgti 3 dienas ein, 2 savaitės serga. Vem, triedž, tie virusai. Numetė svorį, subloga, tapo nejudrus, vangus, liūdnas. Košmarai prasidėjo po darželio naktim, pradėjo kaukt naktį. Nebuvo prieš tai. Ir žodžiu, amžinai nesvarbu. Nei pamaitin, nei pagirda. Jisai geria iš virkšto, nes kitaip negeri. Ir jisai valga dažnai po biškį ir labai šankus maistui. Ten nieks nemaitins taip, nu žodžiu.
Bet esmė virusai ir kad jo tiesiog toks organizmas ir tiesiog jisai numirždami nuo vieno. Sepsis buvo birželį, nuo išsekimo ir tų virusų. Antras sepsis jau čia. Žodžiu, nesvarbu, šiau daktarai spręs, kai aš padariau, ką galėjau. Aš nebežinau, ką dar padaryti. Aš kreipiaus, dariau, žodžiu, tęsiam toliau. Gyvenau toliau. Tada dar vaiks ištisai sirgdavo. Edvins pradėjo raganėt biški. Ir jis ir taip raganėno atvažiuodavo, nuveždavo pas tos daktarus, ten taip toliau nupirkdavo, bet vis laik su kova, su ginčiais, su patyčiom. Aš tik dėl vaiką tai kentėjau. Ir dėl meilės durnos, nes aš nemylėjau savęs. Ir traumuota tikrai. Tai va. Tęsiasi istorija toliau. Socialiniai prie manęs iš vis neturėjo jokių priekaištų šimtis. Šiauliuosi. Bet ir pagalbos neturėjau. Tai va, jokios pagalbos neturėjau. Kreipiausi visur nepriklausė ir viskas. Tada aš birželio 1 sužinau, kad Šmininkų parduot butą. Kad davė iki rugsėjo 1 susikrausti. Šmininkų aš priekaištų jokių neturiu. Dabar taip. Aš pradėjau ieškoti. Iškart birželio 1 kreipiausi į socialinius, į vaikų teisės, dėl socialinio būsto, viską visur kreipiausi. Vis padės. Ieškau nuomos. Aišku, nuomų kaina žiaurės, mano pajamos 800, o ir mokesčiai, ir vaistai, pampersai, viskas. Rūbai, žodžiu, viskas. Visokie tokiam vaikų reikalai, kur žmonės net nesuvokia, net ir tokių vaikų, kokias išlaidas yra. Todėl žmonės turi sukūrę tos fondus visokius ir panašiai. Aš fondo neturiu. Niekada neturėjau. Tai va, dabar taip. Žodžiu, taip, dabar taip. Dabar taip ieškau būtą visaip, su vaikais nepriimam, su neįgaliu nepriimam, tu nedirbi nepriimam. Nėra aukšto, nėra lifto, nes man reikia aukšto lifto, nėra vonios, yra dušos. Dušė jo nenumaudysi, tik vonioj. Ir tada pradėjo tą savivaldybę ir socialiniai sakyti, kad aš neieškau. Pradėjau rašinėti pokalbius, siūsti. Jie man socialinė kaip padėti siuntė skelbimus, kai aš jau būdavau paskambinus. Taip ir tęsiasi. Tuomet kreipėmės į socialinį mano ale draugę, kuri aš nežinau, ar čia dabar nebetikiu, tu irgi išdaviki. Surado teisininką tipo, kuris kreipėsi į savivaldybę dėl socialinio būsto beilės. Atsakymą gavo, kad tipo suras. Taigi, toliau ieškau, toliau tas pats. Šimtai skelbimų, net apžiūrėti nei vieną šliuos negalėjau. Toliau. Nežinau, ką daryti. Ir įsikviečiu tų pagalbą. Ai, pamiršau apie tų pagalbą, ką vežioja nusikaltėlį prieš 6 metus. Kaivarą iš viso ieškojo pasodintų už smurtą ir dar mano papus per teleką parodė. Kuriam buvau siuntus, jis ten kažkas nesąmonės pezėjai, kai gyvenam. Žodžiu, toliau. Ar aš po viską vis tiek sugebėjau kviesti pagalbą. 3 kartus numetė ragėlį. Tada paskambino. Tada atvažiavo. Atvažiavo kažkokį iš vis tuo mane matytą su operatorium. Važiavom ir socialinį ir į tą motinos Teresės namus, kur man siūlė 12 kvadratų tą kambarį 2 aukšte, kuriuo nei lova, nei kėdė netilpsiu, apie kitką nešneku. Su bendrais patogumus trampampam. Bet to to madinga. Tai va, aš laukiu, kas čia bus. Laiks senka. Tada pradėjau ieškoti jau Panevėžį su Edvinu. Jau aš nusileidau tą Panevėžį jau pati. O sakiau, nevažiuosiu. Ieškojom, važinėjom, pirmyn atgal, vėl tas pats su vaikais, ne kitus išsirengs, rampampam. Visi kažkas žino, kaip sunku rasti. Jie labiau dar, kai reikalinks pirms aukšt arba left, svoniai, taip. Tai va, ir vaiks ištisai sirga, vėmetrė ir rampampam. Tęsiam istoriją toliau. Jis man vis laik sakė, kad blogiausia atveju pas jo tėvus galėsim gyventi. Jisai gyvent pas tėvus, su pirtim, vonios duša nėra, pirti prausės, lauka tolets ir taip toliau. Bet iki nėra kur gyventi, yra gerai, tipo. Netipo, žodžiu. Sakė, blogiausia atveju ten, bet aišku, po to sakydavo, aš vešiu tau į konteinerį, į prieglaudą nuvešiu, taip toliau. Kas aš tu esu, žodžiu, kad tau ieškočiau, tada vėl aš užblokuoju vėl prie durų. Trampampampampam. Taigi, laikas seko. Ir lika savaitė. Iki rugsėjo 1. Man atrodo, gera savaitė. Ir
Edvinas paskambina man telefonu, sako, ką veikia. Sako, kaip tai, ką nervina, sako, būtą ieškau, žiūriu skelbimus, ką tu. Sako, aš grybavau, ten maudžiaus, ten žvejuoju. O tu, sako, tu būtą ieškai. Sako, nu, ir neprisinuris pats. Ai, sako, žinai ką, sako, pas mano tėvus negali gyventi. Sako, kaip suprast. Sako, sėsė neleidžia, Greta neleidžia. Sako, kaip suprast. Sako, jos spinta ten kambarys tol. Sako, dėl spintos, kaip suprasti. Sako, žinok, aš eisiu gatvę. Nu, sako, ten jos spintai kartais atvažiuoju pernakvoti, jos vaikai ten būn. Sako, bet tavo kambarys yra pas jį su kopiečiam. Sako, negali sukeisti, vaikai normalūs gali būti, kitam su kopiečiam. Čia. Ne, sako, vonį įrengs ir taip toliau. Ne. Nu, tai va. Skambinau motinai. Aš tai Kaminskienei Mašaliniai. Prašiau priimti, 2 kambarių butė gyvena. Sakė, ne, nepriims. Nes aš labai bloga dukra. Su manim neįmanoma gyventi. Tai va. Tai va. Nebėra ką daryti. Galvau, ką daryti, nebėra ką daryti. Ką daryti, nebėra ką daryti. Ir įkėliau tą postą, ką prašau padėti. Tiesiog susirast būtų. Mano postas, kas yra postas neištrintas. Prašau padėti susirasti būtą. Mano postas buvo toks. Neprašiau pinigų nieko. Parodykit, kur prašiau. Prašiau padėti susirasti būtą. Ar išnuomoti, ar kažkas žino ir taip toliau. Sutinkamam vaikui sąlygų. Istorija užsisuko, pradėjo ten visi viešinti, kažkas pradėjo, kad tų pinigų parinkti. Tai va, pradėjo visi komentuoti dėl tai pagalbos. Aš kaip buvo, taip ir rašiau. Nebenoriu tas tai pagalbas plėsis, jeigu ką atsakysiu ir taip toliau. Laiksiai. Žodžiu. Nenoriu prisiminti, bergždžias reikalas. Esmė tokia. Tai nepadėjo, dinga ir pasakiau, nu. O jie pradėjo sakyti, kad atsisakiau pagalbos. Supras, kaip nori, kas čia vyks. Nesuprantu aš, kas čia vyks. Aš nesuprantu. Tada buvo taip. Pervedė ten tų pinigų man, bet niekas nevedė dėl kažko. Tiesiog pervedė. Tada ten, sakė, ta organizacija Cerebrinė Edita, ką man sukurs fondą. Parasakys, kaip sukurti fondą vaikui, viską, kaip visi turiniai gali vaikai. Kad išlaidas tokias ir visi tur su jais ir ten žmonės prisidė tam fonde. Nuo to algos kažkaip ten, ką žinau, nežinau sudalyvau. Tai va. Tada žmonės sugalvoja ten jie, kad, tipo, Edvinas, tipo, bandė sodybą, tipo, ieškoja rinktis, nu, žodžiu, pirkti pinigus, pasiskolinti. Nes bet kokiu atveju ta lova toj nebetiks ir didesnės nebebus ir reikia jam kambarę. Ir rengt paminkštintas, apsaugom ir taip toliau. Ir čia darai savo, nes, nu, atsibodo taip pat, aiškiai. Tada buvo taip. Prasidėjo purva pilims iš tai pagalbos, nes jie išsidavė, ką nepadėjo ir nežinia, kodėl prisimelavo ten, ką padėjo, nors nepadėjo. Nes aš vis laik tik sakiau tiesą. Man pasaka šmeištą, aš ginuos ir keliu. Man pasaka šmeištą ant manęs, aš ginuos. Ar man pasaka ant manęs šūdą, aš ginuos. Ir viskas, aš tik ramybės norėjau ir būtas. Aš daugiau nieko. Nieko, aš daugiau nenorėjau. Nieką. Stogą virš galvos tik norėjau ir kad stotų ir nešmeištų. Ir gyniaus. Vieną Edvinas nepadėjo. Nieks nepadėjo. Nieks. Tai va. Tada atsirado šis buts. Išsinomavau. Persikrauščiau. Tai buvo tų pinigų, bet nieks nesakė kam. Sodybai rinka ten tos organizacijas ir žmonės. Aš nežinau, kas rinka, kiek jis surinka tai sodybai. Aš nei pinigų gavau, nei tos sodybos. Ką į savo sąstą žmonės patys vedė ir nebuvo pasakyta, ką aš turiu pirkti. Ir man patys sakė, pirka reikia ir taip toliau, kas rašė. Tai va, Edvinas ištisai nuo tos pradžios buvo ten, nesaugoja, nes mums ištisai grasina visokie telefonai, numeriai taip toliau. Kis dalyks reikėjo vežioti, reikėjo kraustytis. Tai aš ten mokiau ir už butą, ir už maistą. Ir nebuvo per tos važinėjimus, kada nei gaminti ištisai mašinai. Reikėjo sakyti maistą ir taip toliau, bet kad tas pats išeina. Dieve, kam jūs tyčiojatės, tas pats išeina. Tai mes ne kalmarų sakėmės. Ir tai ne tik kebabai, yra iš valgyklas, karbonatris siaurai. Žodžiu. Tęsiasi toliau bairiai. Tada prasideda netokie bairiai.
Čia persiklėm, taip aš jam piliau kurą, mokėjau už mašiną, padangas, tepalus, taip toliau tvarkymą. Ten sumokėjau už butą, ten už valytoją, ten už išvežimą tos senos lovas supuvusias. Čia už depozitą. Krausis vėl kursą, taip toliau. Už viską aš mokėjau už tų pinigų. Taigi, aš atsikraustu. Atsikraustu. Prasideda cirkai nauji. Cirkai nauji prasideda. Žodžiu, aš sakiau, kad aš nieko neturėjau niekada, nieko neturėjau ir buvo pinigų. Taip, aš nusipirkau džiovyklę, nes aš nespėjau vaiką rūbaidžiūti. Vemalai, tradalai, taip toliau. Siurblį nusipirkau. Taip gerą siurblį, kur galėčiau siurbti maistą ir kad tiesiog jam garantija ilgai, kad ilgai užtektų. Nes jeigu žmogus perk pigų daiktą, pamok dvigubai, aš neturiu pinigų pirkti pigius daiktus. Taip nusipirkau akinius. Mano akiniai buvo labai seni ir iš vis man stiklai jau nebetika per silpnį. Ir nusipirkau 2, nes akcija. Ir tam, kad aš nežinau, kada vėl galėsiu akinius nusipirkti, aš bijau net vaistų nematau pavadinimų. Pavadinimų nematau. Jie tokie brangus už tai, kad mano akis labai silpnas. Taip pirkau vaistus, viską įprastai pirkau maistą, aš viską pirkau. Mokėjau už kurą, mokėjau už boltus, nes manęs jis nevežė, mokėjau, ką čia reikėjo. Taip, ką pirkau vaikui, čiužinį gerą, ortopedinį pagalvę, patalinę. Mano vis buvo senas, suplyšę ir taip toliau. Taip, aš vis nusipirkti triusukų iš turgaus, kojinių drabužių. Taip, aš vaikui, man vieną pristojo, kad pirkau naujus rūbus vaikui. Aš noriu nors kartą gyvenime nupirkti pati vaikų naujų rūbų. Nežinau, aš maniau, kad žmonės tam ir vedė pinigus. Aš nežinau, kam jie vedė tos pinigus. Man sakė, pirk ką reikia. Taip, pirkau namam, ką reikia, nes aš nieką neturėjau visą gyvenimą. Nieką. Vaikui žaislus, edukacinius, knygas, tų knygų dovanoja, žodžiu. Kamerą vaikui stebėti. Nuo A iki Z. Aš nuo 0, aš nieko neturėjau, nieko. Ta teleka aš nepirkau, man iš bitės už 5 eurus mėnesį pasiūlė. Aš turėjau kuponą, kaip pirkau džiovyklę iš išpardavimą. Su 300 nuolaida, kad ta bitė, televizija ten kažkiek nemokama, tas teliks 5 eurai mėnesį, žodžiu. Dėl vaiką pirkau geresnį, didesnį, ryškesnį teleką dėl jo akių. Dėl vaiką pirkau, Indai, bliūdai, viskas su akcijom, visų išpardavimis, keptuvė, tai keptuvės negalėjau nupirkti, aš vaikui valgį darau, tai apsispręskit. Ir vėl prasidėjo nesąmonės, cirkai, policijos, vaikų teisės, Edvino nesąmonės, turėjau sakytis, maistą nebuvo kada gaminti. Ką aš dar pirkau? Taip, toliau Edvinas pradėjo reikalauti 3000 paskolinti. Toliau paskolinau kaimynui, kaip durnė, aš niekam niekada nebeskolinsiu, tas pavogė. Tada už viską aš mokėjau, važiuoti su boltais reikėjo, ką aš žinau, aš nebeįsivaizduoju, tai aš turiu visus išrašus ir iš vis koks kieno reikalas. Kas ten per pasakymus, kad aš turiu atsiskaityti, ką pirkau, žmonės man patys rašyti nors savo kažką nusipirkau, tai Jėzus nusipirkau rūbų žodžiu, striukę nusipirkau už pardavimą, liemenę, kedus. Man artris, man podagrai, žmonės net nesuvoka, ką reiškia tokiom kojom iš vis vaselina atstovėti. Ir aš pat iš vis perku, kai suplyšt kedus, nusipirkau keliem metam, kol suplyš, kol eisiu, perku, karočią. Ir vėl aš net žemynę nusipirkau ir da blogai. Tai tu pirksi už 20 eurų savaitį, ar tu pirksi už 8 eurų keliem metam. Ar bent jau metam. Aš nesuprantu esmės visų pirma. Visų antra, koks kieno reikalas, visų trečia. Aš tikiuosi tie, visi, kur dėl kedų prikiba, kad taptų ligonės, kuris sanariai išsisukinėtų. Labai tikiuosi. Bus labai gera karma. Kai supras, kam reikalinga avalinė atitinkama. Taigi, nes ir nepegruodžiai išneku. Ir taip toliau. Vieną viską išlaikiau, vieną už viską mokiau, nusipirkau, kas būtina, pagalbę savo patalinę, bet ir tai aš viską saksim, išpardavimės patalinę 20 eurų. Aš tiesiog net nesuprantu žmonių. Prokuratūrom grasin, VMI. Kai išleidau, nors man nieks nesakė, tu negali nusipirkti rūbų.
Toliau tęsiam istoriją. Jis išprotėja, Edvinas. Vis laik sėdėjo su vaiku, zyzė, kabinėjęs, priekaištavo, teliką nekabina, krano netvarkė, nieko nedarė, tik pisa protų. Oi, atsiprašau. Kiek. Taip, buvo žmonių, kur ačiū labai, kas atsiuntė tas dušažėlės, servetėlių, pampersų, bet man viskas, aš nebespėjau orientuotis, kas vyksta, žmonės nemato, kas vyksta, jis esi policijos vaikų teisės, Edvino nesąmonės, tada jis išlėkė, jis parlėkė, tada jis išmestus į kaimą senus ten visokius supūsus daiktus, partempė čia vėl ir vėl iš naujo ir vėl tvarkyti. Kada man tvarkytis? Kada man gamintis, man galit pasakyti, kada? Ai, tik tokia nesitiko, kada aš sėdžiu. Kai vaiks man už nugaros prilipęs prie to langą, kai aš iš karto atsikraušius ir šeimininkas sakė, išmestų tą lovą, ar kas išsiverdo manau, ką nori tą daryk, į sofą pasimti mažą kokią ir pasakyti tą lovytę ten. Sako, nedarysi. Nereikia. Ir vėl čia cirkai, visos vaikų teisės, visos nesąmonės. Ir vėl kovok, aš vis laik tipo gavau kažkokią pagalbą, negavau iš niekur jokios pagalbos ir ne iš savivaldybės. Tam aš ir kėliau, tam aš ir viešinau visų pirma, kad apsiginti. Kad tiesiog apsiginti, ką vaiką netimtų. Aš naktim drebu, ką vaiką atims ir suluošis. Vaiką atims ir suluošis, sukankins, supjausti, sudės gastrostomą zondus. Ir kiek mano pastangų ten mano vaiks. Ar jūs nematot, kad šiandien normalūs dalykai vyks? Ir šlekščiausia per 33 metus pirmą kartą nusipirkti kažkokį rūbą geresnį ten kvepalus, lėkštę, puodelį, patalinę siurblį per 33 metus, kai aš namie uždaryta su tokiu vaiku. Aš nesuvokiu jūsų, nesuvokiu, ko man pavydėti reikia. Aš tik norėčiau, ko mano vaiks būtų. Aš nesuvokiu, kas per žmonės. Čia ne žmonės. Aš ir taip gyvenu pragarišką gyvenimą ir norėjau tą pragarą truputį palengvinti. Truputį. Ir visas nesąmonės sėdinu, kaip drįsa paviešinti mano duomenis, dabar man grasin, po langais stov kaimynai filmuoja, prašo pinigų, nes tipo aš milionierė. Man kokias išlaidas ir dabar, ir moteris siūlė nupirkti vitaminų ir tipo, oi tu aferistė. Rankas vyra. Negana fiziškai, nemiegu, pervargus metus, tokių be laisvų dienų tiek metų. Operacijas pilvų reikia, aš neturiu, kas vaiką kilnuotų. Ne, ir slaugos namai netink, nes jo nepasirūpint. Ir viena, ir emociškai, ir fiziškai, ir finansiškai. Ir terrorizuoja pavyzdį dėl viską, dėl kažkokią šūdą, kėdą kažkokią. Kad aš nepaeina su kitokiais, aš visą dieną ant koją nematot, kaip mano kojas atrodo. Aš nesuvokiu, kas vyksta. Aš nesuvokiu, aš neturiu. Manęs klaus, kodėl taip daro. Aš nesuvokiu. Ir dabar viena. Visi terrorizuoja, visi gąsdina, visi skundžia, pagalbos nėra vis dar, padėjėjai yra 2 valandas į savaitę, o man kiek visur išeiti reikia ir kaip išeiti. Nenoriu vaiką susargdinti, nenoriu vaiką luošinti, nenoriu, kad vaikas sudaužytų darželį, nenoriu, kad jis liktų nevalgęs, nes jis visą dieną pabiškių užkandžiavo ir iš rankus maistą, aš viską tik dėl vaiką. Ir visi čia iš mano, nors net nė vienas netėjo, nei pabus to vaikų. Sako, yra tokių vaikų, nėra, daktarai nežino, kas jam yra, kodėl ta lova tada, jeigu tokių vaikų pilna, kodėl lovą patys turėjom gaminti? Kodėl? Čia neurologija, čia ne fiziniai dalykai. Ai, karoči, žodžiu. Kas Edvinui atsitika? Aš nežinau, jis mane žemina, jisai dinga, jis mane palika ir dabar atėjęs dar. Kodėl aš to turiu padėti? Nekalbėk apie mane. O aš nebekalbu ir jis vėl ateina. Aš nebekalbu ir jis vėl ateina. Ir dabar galiausiai atsispausdinta čekį rugsėjo 3 dieną, kiek buvo sąskaitų ir visiems rodyti, siuntinėti ir paviešinti mano asmeninius duomenis, butą, adresą, šeimininką. Dabar, ką kaimynai liep man skolinti, aš bijau išeiti.
Bijau, kad mane apvogs. Aš nesuvokiu, kam tai reikėjo daryti, kam fotkinti šaldytuvą. Jo buvo šaldytuvas rugsėjo 3 dieną pilnas, tai buvo. Pas mane gyvena vyras ir vaiks. Edvins gyvena, suvalgiau, Ir ką čia reiškia šaldytuvas, ką tos nuotraukos reiškia kraustymasis. Ir apie kažkokias tvarką šnekai, aš iš vis ramybės neturiu. Aš šiandien 6 rytą išvažiavau nemegojus, grįžau po 2, ėjau gaminti valgyti, ėjau maitinti. Vaistus duot, tada tas bandžiau pamiegot biški, tada čia laužęs tas kaimynas, tiksliau neslaužė, po to laužęs, kas toliau buvo, nebežinau. Tai kada man reik tvarkytis, kada man reik gaminti, tai už ką man reik sakyti tą maistą ir taip toliau. Aš tik noriu ramybę, sakau, po velnių. Bet kaip nesąmonė, taip nesąmonė, kaip nesąmonė, taip nesąmonė. Aš pati manęs klausiu, kodėl aš nesuprantu, kas čia vyksta. Aš nesuprantu, kas Edvinui nutika. Aš nieko iš vis nesuprantu. Aš dariau ir kėliau ir tik tai, ką besugalvau, kad išgelbėt vaiką. Kad išgyventi ir išgelbėt vaiką. Tik dėl to. Ir kad parodyt melą. Tiesa, kad žmonės suprastų, nes iš kalbų nesuprantu, rodžiau. Ir vis tiek nieko. Viskas, papasakau viską. Padariau, ką galėjau, papasakau ir viskas. Aš daugiau nebežinau, kad ryte aš vieną nieką nebesugebu. Ir visi matai, ir visi mane vieną palik, aš neturiu jokio palaikymą. Aš padariau, ką galėjau, aš žinau. Kas bus, tas bus, meldžiu tik Dievą apsaugoti eitina. Daugiau nieko. Aš apie savo laimę senai nežinau. Tik įdien apsaugoti jo gyvybę, jo sveikatą. Jis toks laimingas su mane, taip atsigavęs dabar, jam taip manęs reikia. O jį nori kažką sako paimti, suluošinti, sutraskyti. Laikyti nevalgysi. Kiek jis laimės turtas vaiks, neaišku, kiek jis gyvens. Laimink su manim namie, mieg, jam dažnai atsiboda žodžiu. Jam kiek pulsė miega, aš prie jo derinos, kada jis pamegos, kada jis užkas, ką jis užkas. O jie apie kažkokias rehabilitaciją šnek, kur iš vis jam nepadeda, nepakenkia. Bet jis yra įrodymas, kad aš jam viską padariau, jis tie nieką nedarė. Medikai ištisai stebuklus darai ir dabar mane kažkokie degradai kaltina. Ką vaiką paimti, aš nesuvokiu, aš tik vaiką norėjau gyvybę išgelbėti. Aš tik norėjau vyrą, šeimos vaikų ir paprastą gyvenimą. Ir dabar ten norėjau apsaugoti savo vaiką. Daugiau nieko. Ir gavau pinigų, sužiba, kad bent jau nereiks suk dėl kiekvieną centą, kaip nupirkti vaistą, pampersą ar savo triusikus nesuplyšusius. Nes žieminius batus, juk sakiau, reiks nusipirkti. Dar neturiu. Ir neturėsiu, nueisiu su kėdais, juk turiu kėdus. Ką man reikia? Juk namie sėdžiu. Tik dabar net į vaistinę nenuėjo ir neišleido tą socialinį. Rytoj šitą suvežimą eisiu su vaiku vaistinę. Ir viskas, ką man teikia, tai pasom galėti. Žodžiu, nesvarbu. Baigta temą atsiboda. Viską pasakiau. Kas bus, tas bus. Aš žinau, kad viską padariau. Daugiau nebežinau ką. Išsiliau širdį, eisiu miegoti. Jeigu vaiks leis. Ir eisiu tvarkytis. Daugiau man zinu. Darysiu po vieną, ką sugebu. Ir viskas. Kas pavyks tiksliau. Ir viskas baigta. Aš padariau, ką galėjau. Viskas. Sėkmės.